Praėjusią savaitę KTU socialinių mokslų fakulteto studentų atstovybė SOMSA buvo itin išskirtinė. Ketvirtadienį rinkiminėje ataskaitinėje konferencijoje buvo išrinkta nauja atstovybės pirmininkė, naujoji FSA SOMSA Saulė Evelina Valentaitė. Ji pakeitė prieš tai pirmininkavusią Gretą Kasperavičiūtę. Na, o tos pačios dienos vakare studentų atstovybė visus pakvietė į savo naująjį būstą. Kaip vertina naujus SOMSA namus? Nauji namai yra fantastiški. Maži, jaukus, labai mėly, malonu širdžiai. Labai jauku, labai gražu, iš tikrųjų buvo apsidairyti, tai vien tos nuotraukos, kurias mačiau ant sienos, tai tiek suteikė jaukumo, iš tikrųjų labai šiltas kambarėlis. Savo 12 gimtadienį SOMSA sutiko jau naujose patalpose Donelaičio gatvėje 20-132 auditorijoje. Ką padovanojote įkurtuvių progą? Mes kaip statybininkai simbolinę dovanėlę, tai yra paprasta plyta, kaip suvenyrą nuo statybininkų, su mūsų palinkėjimais. Sukūrėm odę SOMSai. Padovanojome 500 ml kolbą aukštų kaklu. Ant jos yra užrašytas gražus palinkėjimas nuo chemikų atstovybės, VAT chemija. Ir vidury kolbos pridėjome įvairių spalvų dražę. Na, o gruodžio 1 dieną KTU socialinių mokslų fakulteto studentų atstovybė SOMSA organizuoja renginį Universitetas antri namai, kuriuo siekiama paskatinti fakulteto dėstytojus ir studentus bendrauti artimiau. Renginio metu studentai kartu su dėstytojais dalyvaus orientacinėse varžybose, diskutuos apie opiausias problemas bei ieškos, kaip jas išspręsti, na, o vakare visus pakvies šokiai. Tai mūsų artimiausias renginukas bus jau 2 metai organizuojamas Universitetas antri namai. Šio renginį siekiama suartinti dėstytojų kolektyvą, administraciją su studentais. Tai organizuojamos bendros veiklos kažkokios jiems, žaidimai, diskusijos. Pernai netgi šokom salsą kartu su dėstytojais, geriam arbatą, šnekėjomės ir visą vakarą leidom fakultete žiūrėdami filmus ir panašiai. Tai labai smagus toksai bendras reikalas.